Labas rytas ir sveiki atvykę į kelintą dieną. 6, man atrodo, dabar yra jo 6 vlogmo diena. Oh my god, tu prasme, taip greitai eina laikas jau. Jau yra 6 diena ir dar nepasiduodu, dar toliau kuriu jums vlogmus. Šiandien noriu susitvarkyti savo kambarį. Toksai bent jau planas yra nuvažiuoti iki parduotuvės. Nežinau, gal iki Primarko nulėksiu, pasižiūrėsiu. Nežinau, ką aš noriu veikti šiandieną, tai tiesiog pasižiūrėsime, žiūrėsime, kaip diena eisis ir ką mes veiksime. Bet dabar tai atsidarysime kalendorius. Pirmiausia, iš Beauty Crop. Tai ieškom 6 dienos, kur tai 6 diena. Dėlis visai įpakavimas. Kas čia yra? Čia yra vėl primeris. Turime Vitamin Babe Glow Primerį su SPF 45 ir antioksidantinis, vitaminas 10, kažkas tokio čia nais, kas dar. Skamba visai viliotinai, pasižiūrime, kaip atrodo pakuotė. Nesu niekada bandžiusi šito. Jau viską sudraskiau. Va, kokia įpakuotė. Labai fainas. Visai nebloga 6 diena, bet sakau, šitam kalendoriui tai kol kas vien tik primeriai. Tuomet Pretty Little Thing kalendorius. Žiūrim, ką gavome 6 dienoj. Kas čia? Oi. Ir 16 iškrito. Kas čia yra? O, kaip faina, čia yra vaksas plaukams, pažiūrėkite. Nu va, čia tai superinė dovana. Ir dar toksai mini, bus kaip tik va įsimesti į tašę ar kažkur tai. Bet kompanija yra Mermaid Hair, man atrodo, jeigu kažkam įdomu. Jeigu norėtumėt atskirai nusipirkti, labai fanas toksai mini. Ar turi kvapą? Turi kažkokį ir kvapą. Dažniausiai tokie neturi. Čia tokios kaip levandos, sakyčiau. Nežinau, turi kažkokį kvapą. Galvau, iš pradžių galvau, kad čia dezodorantas koksai tepamas bus. Bet ne. Tikrai naudosiu. Labai faina. Na ir kur ta 6 diena? Čia. Turime kūno kremą iš Rituals kompanijos. Niekada nesu bandžius nieko iš tos kompanijos, man atrodo. Kaip skaniai kvepia. O, wow. Kvapas. Nerealu, žinokite. Nu, labai skaniai kvepia. Eisiu nusimaudyti susitvarkius kambarių, tai išsitepsiu šituo kūno kremu. Sakyčiau, kad visai pasisekusi diena šiandieną yra. Tikrai yra neblogas dovanėlis. Supakavau siuntas, reikia išsiųsti siuntas, būtinai šiandieną. Taipogi atsinešiau iš garažo šitą dėžę, čia yra vien tik kalėdinės tokios suknelės šventėm rūbeliai. Tai viską reikia nufotografuoti. Nežinau, kiek čia visko yra. Dar reikės gal atrinkti ir kai kuriuos, nu jeigu tikrai nepardavimai, tada kai kuriuos tiesiog dėsiu atidavimui, nes turiu maišą taipogi garaže, kurį reikia išvežti šeimynai. Tai vat. Tokie dar keli pas mane yra darbai ir tada tik tai galėsiu išvažiuoti iš namų. Gaminuosiu pusryčius, jau yra po 12:15, aš dar jokių pusryčių šiandien net nevalgiau. Žodžiu, tvarkiausi. Galvau, kad susitvarkysiu tik tai savo kambarį, bet susitvarkiau visą antrą aukštą
išvaliau vaikų kambarius, išsiurbiau, dulkes išvaliau, viską tiesiog sutvarkiau, sudėjau. Tai antras, trečias aukštas ir pirmas aukštas yra beveik sutvarkyta. Tik tai pirmą aukštą virtuvės netvarkiau, bet čia tik tai ką, reikės grindis išsiplauti, išsisiurbti ir bus dan. Tačiau gal kokią kitą dieną, nes šiandien jau viskas ragas. Aš kartais, kai tvarkausi, tai taip pavargstu, dabar noriu tik tai valgyti, eiti išsimaudyti, susiruošti ir kažkur tai bent jau išvaryti trumpam. Reikia siuntas būtinai išsiųsti. Apsirengiau labai greitai, netgi nesimaudžiau, nes varau į soliariumą. O po soliariumo tada nusimaudysiu ir siuntas dar išsiųsti reikia. O po to nežinau, žiūrėsiu kažką, ką veiksiu, žiūriu, ką čia turiu savo soliariumo tašiai, vanduo. Visą, jinai tokia muržina, nes buvo čia mašinoje, visi laipiai ant jos, ant žemės buvo. Reikia parsinešti, išsivalyti. Dezodorantas. Mano soliariumo kremas, šitas, žinokite, yra pats geriausias, arba violetinis irgi labai labai geras. Proteininis batonėlis. Nežinau, kodėl aš šitą į soliariumą nešuosi, bet reikia išmesti. Ir reikia šitą nusivalyti, nes gėda bus neštis į soliariumą. Reikia mašiną įsijungti irgi. Tai vat, nusivalysiu šitą, varysiu į soliariumą, pagulėsiu kokias 8 minutės, nes aš šiaip daugiau neinu. Nes ne vasarą, nesideginu aš, tai žinote, negaliu eiti labai ilgai. Net neatsimenu, kada paskutinį kartą iš viso buvau tam soliariume. Tai nueisiu 8 minutės, pagulėsiu, pasideginsiu ir užteks. Šitą vanduo iš viso gesta ar ne? Galiu mesti ir gerti, nežinau. Tegu būna viduj. Tai vat, viskas. Ir lėkiu. Ką, nusimaudžiu, susirašiau, dar buvau nuvažiuoti nuplauti mašinos, nors praneša, kad lis, nu nesvarbu. Bet išsiplovau vėl galvą, turėjau neplauti, bet nežinau, man noriu šiandien penktadienis, noriu būti palaidais plaukais. Tai teko išsiplauti galvytę, nes buvo šaknis tai labai susirebalavusios, o dabar noriu jos tiesiog išsitiesinti ir viskas, nes galai labai tokie išsausėję jaučiasi, bet kai aš išsitiesinu, tie plaukai iš karto žymiai švelnesni pasidaro, bet apimties pas mane tai tikrai belia kiek yra, ta prasme auga nauji plaukučiai, tai tikrai nuo tų vitaminų, nuo visokiausių tų šampūnų, aliejus naudoju, viską. Nu, nesiskundžiu, tikrai plaukai žymiai, plaukai tikrai storėja, tik tai greičiau jie galėtų užaugti ilgesni. Tai va, mano planai, aš turėjau nufotografuoti iš tikro sukneles visas, bet taip greitai temsta, tai pasikeitė planai. Kol išsisintinėjau siuntas viską, susitarėm su Nina, susitikti su mano drauge, važiuosime, išgersime kavos, na aišku, aš kavos negeriu, tai aš kavos negersiu, bet nuvažiuosim, susitiksim, nes nesimatėm po paskutinio renginio. Jinai užsiėmus yra su savo namu irgi, nes nesenai nusipirko. Tai vat, toksai bus mano penktadienio vakaras, nežinau, norėčiau kažką pavalgyti. Jeigu Nina norės važiuoti pavalgyti, tada važiuosim gal kažkur pavalgyti. O jeigu ne, tada teks namo grįžti ir pasigaminti kažką. Nes namuose maisto yra. Negaminau nieko vakar, tai maisto yra. Galėsiu kažką pasigaminti, jeigu nevalgysim. Na, bet žinant mane, aš gal kažką saldaus pasimsiu. Buvau soliariume taipogi. Mane čia kažkaip tai sausas veidas pas mane labai. Kaip keista man, kai aš palaidais plaukais būnu, nes taip retai aš jai palaidus plaukus nešioju. Visada pas mane jie yra surišti. Visada. Gerai, išsitiesinsiu plaukus ir važiuosim susitikti su Nina. Na va, apsirengiau, mano outfitukas. Džinsai šitie man žiauriai patinka, labai labai gražus. Šitie yra iš Eisos, paliksiu nuorodą, jeigu kažkam įdomu. Nes tikrai nemažai yra seniau jūsų klausę, iš kur šitie džinsai, bet jie, nu, nereali spalvytė, ta prasme, jie tokie gražus, gal žiemai nelabai su nuogom kojom, bet, nu, pas mus nėra taip šalta. Ir šitas toksai bordinis megztukas. Ir užsidėsiu turbūt kailinius, net nežinau. Ir aks batukus savo ir viskas. Tai va, toks mano penktadienio outfitukas. Ir gavau, žinokite, siuntą labai fainą. Nes gavau kuponą dėl labai didelių pardavimų TikTok'e. Gavau kuponą išleisti 300 svarų TikTok'e. Tai nusipirkau
Color Wow visokiausių produktų. Man atrodo, kad čia šitas yra Dream Coat, kurį, nežinau, ką čia reikia daryti, ar uždedi ant šlapių plaukų, ar kas. Tik, nežinau, reikia pasižiūrėti, kuris čia tiksliai produktas, bet aš žinau, kad gali lyti lietus ir, ta prasme, plaukams nieko neatsitiks ir jie, tas toksai lašas nueina ant plaukų ir jisai tiesiog nukrenta, apsaugantis kažkoks tai dalykas yra. Tai nežinau, kuris čia tiksliai produktas, dėl to pasiėmiau jų labai daug. Turime šitą Money Mist purškiklį. Šitą sakė visi gyrė, kad labai labai geras. Tada taipogi pasiėmiau, kas čia yra šampūnas, apsaugoti spalvytę, man kaip tik, nes aš kaip blondinė. Tada vėl gavau dar vieną šampūną, tai nežinau, kodėl man 2 šampūnus įdėjo, ar neturėjo būti vienas kondicionierius. O gal aš pati pasiėmiau 2 šampūnus, nežinau, reikės pasitikrinti. Ir, va, kondicionierius yra. Na va, čia visi produktai dažytiems plaukams, apsaugo spalvą. Kas čia dar parašyta, žiūriu. Padeda plaukams augti ir 100% išplauna plaukus. Pabandysiu, pasižiūrėsiu, ar man patinka ar ne. Nes, pavyzdžiui, šitas rinkinukas, sidabrinis, tai 55 svarai kainuoja ir čia yra su nuolaida. Man atrodo, kad čia šitas ir yra. Čia purškiklis Dream Coat. O kada jį reikia uždėti? Jo, čia tas ir yra, kur aš sakau. Čia reikia, kai būna šlapių plaukai uždėta, tai dabar negaliu uždėti, bet tikrai pabandysiu, pasižiūrėsiu, ar geras produktas, pažiūrėsime kartu, patikrinsime. Ten dar apsitvarkiau savo kvepalus, išsirinkau, ką išnaudojau. Išnaudojau šitos Berberių, šitie, žinok, tai tokie gerumo yra, bet aš turiu ir didesnę pakuotę, kurią irgi taip pat baigiu išnaudoti, reikės nusipirkti vėl, nes šitas kvapas yra kažkoks kosmosas, saldus kvapas, bet taip išsilaiko, taip prabangiai kvepia, kad visada visi geria. Šitie yra labai pigus, bet čia yra 80% kvepalų. Tos parfumerijos yra. TikToko, Shopo, aš tikrai dalinausi ne vieną kartą. Labai greitai išnaudojau, nes tiesiog labai geras kvapas, vanila, toksai musk kvapas, labai patiko. Na ir aišku, mano firminiai Britney Spears Midnight Fantasy, tai man šitie pasibaigė, tai šiandien galvoju, kokius šiandieną užsidėti. Mano visi geriausi kvepalai baiginėjasi. Va, šitas man labai patinka, bet nenoriu šiandien pirkšti. Šitas irgi visai, sakyčiau, nieko parduotuvėje vienaip kvepėjo, dabar kitaip kvepia, bet kažkaip nelabai ir paėmam, nenaudoju jo. Šitas Tom Ford Cherries aš turiu labai ilgai, man patinka jisai. Šitas kvapas nelabai patinka, bet kartais naudoju, draugės naudoja, kai ateina. Galvoju, gal šitą, nežinau, kiek čia netgi liko, čia irgi yra Berberi kvapaliukai. Iš draugės gavau dovanų, jinai dirba, jos mama dirba Berberi parduotuvėje. Ar Warehouse kažkur, tai man, žinokite, už pusę kainos parneša kvepalų, tai dėl to aš juos ėmu, nes šiaip šitie kvepalai, jie yra labai brangus, man atrodo, gal kokie 200 svarų, jeigu nedaugiau. Dabar neatsimenu tiksliai, bet tikrai yra brangus. Šitas irgi nėra pigus, tai per pusę kainos pasiėmiau. Turėjau dar vienus, bet juos jau išnaudojau. Nežinau, gal šituos jau turiu labai senai ir matau, pažiūrėkite, kiek dar jų liko, tikrai daug. Aš juos gailiu purkšti, nes jie irgi man, tikrai nemažai kainavo. Šituos daugiausiai purškiu, tai gal šiandieną bus mano šitas pasirinkimas. Nes man šitas kvapas labai patinka, o dabar yra penktadienis. Tai kodėl ne, truputėlį pasiskupinti. Aš mėgstu labai daug kvepalų. Kvepalų aš irgi negailiu niekada. Dar kol laukiu Ninos, nes Nina veža vaikus namučio, važiuosim pavalgyti. Tai labai gerai, nes nereikia šiandieną vėl gaminti. Važiuosime pavalgyti, išgerti kažko tai. Ir tai baigsis mano penktadienis, nes aišku, aš turiu kiekvieną dieną redaguoti, kelti, tai negaliu praleisti jokios dienos, bet dar kol turiu laiko, galvoju, nes dabar peržiūrinėjau video, kur vakar įkėliau, nes ten jau per miegus aš įkėliau ir tokia pavargusi, tai net nebeturėjau laiko net peržiūrėti, tai dabar grinai peržiūrėjau visą ir nepaaiškinau jums, ko laimėjau. Tai ką laimėjau? Pirmiausia, geriausias tai dalykas, dėl ko aš susigraudinau ir viską tai dėl to, ką man pasakė, kas bus kitais metais. Ne apie šitą visą laimėjimą. Laimėjimas tai jo laimėjimas. Tikrai esu ne vieną kartą kažką laimėjus, kai aš dirbu sunkiai. Bet ką man pasakė, kas toliau bus, bet tas mane labiausiai sugraudino. O ką laimėjau, tai jeigu nematėte mano Instagrame, aš laimėjau 2000 svarų kuponą atostogom ir 500 svarų išleisti šiaip. Tiesiog grinų. Tai labai fainos iš tikrųjų yra dovanos, kurias tikrai aš išnaudosiu. Pirmiausia, tai ar taip aš važiuoju atostogų jau per kalėdas su šeima.
Ir galvoju per naujus metus, jeigu surasiu, kas norės su manim lėkti kur, per naujus metus galvoju irgi išlėkti kažkur bent jau keliom dienom ir išnaudoti tą kuponą. Ir išnaudoti tos pinigus, pasilepinti, nusipirkti gal kažką savo gražaus. Šiaip aš kartais tikrai nusipirku kažką savo gražaus ir brangaus, bet aš tiesiog nerodau. Man nelabai patinka rodytis ir girtis. Jeigu ten, aišku, namą nusipirkau, tai čia jau yra kitas reikalas, neteis ir nepavogs to namo ar ten mašiną. Na, ar mašiną, jeigu pavogtų, yra visokie draudimai ir taip toliau. Nu, nesvarbu. Tokius dalykus mėgstu rodyti, nes tai yra tikrai dideli dalykai ir kartais reikia parodyti, kad ir jūs gautumėt motyvacijos eiti į priekį. Viskas, man atrodo, Nina jau man rašo, ai dar ne. Rašo, gerai, viskas, aš lėkiu, varysime į kažkokį restoraną, sakė, labai fainas naujas restoranas yra, varysime pavalgyti, labai noriu valgyti, tai nekantrauju, sakė, labai skanu ten yra. Atvarėm į restoraną. Apšvietimas nieko gero, bet turim žvakę prie savęs. Ir atnešė mums, ko čia, mulled wine, ne? Jo, kalėdinio vyno. Kalėdinio vyno. Nu, į sveikatą paragaujam, dar nieko net nevalgėm, bet truputėlį paragausim. Karštas? Jo, karštas. Labai saldus. Tu nori pasiūlyti? Man nepatinka. Nenai nepatinka, man labai skanu. Žiūrėk, dar neša, čia mum atneša, ką čia? Ai, ne visiems, čia galbūt visiems neša. Jo. Labai skanu, bet aš pasiliksiu po maisto geriau. Manai sakė per saldą. Žiūrėk, žmonės net nenori, gali man atvežti. Pasiėmiau kažkokio tai... Jo, čia nais yra mineralinis. Aš norėjau mineralinio. Šitas va. Bandžiau savo laimę, išsirinkau gerą gėrimą. Nesimato manęs. Žinok, tave irgi pafilmuoti. Tokia balta atrodo. Čia dėl to, kad telefonas. Šitas skanus turėtų būti. Užsisakėm lazaniją. Nina sakė, kad labai skani lazanija, tai išbandysim. Šitas geras. Čia su skoniu. Čia mineralinis vanduo, bet su tokiu skoniu. Visai neblogas, sakyčiau. Abidvi ant TikToko dirbam, keliam video. Jo. Tu nori maistą kaip kokį? Jo, atėjo mūsų maistas. Palaukit. Parodysiu kitą pusę, pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Ne tik gražiai, bet pažiūrėsim ir paragausim. Žiūri gerai, ne? Mano atrodo daugiau pas mane. Padarysim stories ir ragausim. Aš noriu story padaryti. Su story. Jo. O tu nedarai story? Jo. Pavalgyti su šitą šakutę? Jo. Nu, ragaujam. Kodėl kaip karšta? Bet saugu, reikia palaukti. Kodėl? Nu, mėsa atrodo labai gera. Atrodo, kaip būtų cold. Jo. Paragausim. Skanu, žinokite. Ar verta buvo 17 svarų? Tikrai žinokite. Labai skanu, bet labai karšta. Žinai, ką čia reikėtų šaukšto? Yra. Kur? Pačia? O, norėjau sakyti, kad čia reikia šaukšto. Man labai karšta. Na ką, pagaliau namuose. Taip skaniai, žinokite, pavalgiau tokios lazanijos, dar turbūt nesu ragavusi. Ta lazanija, net nežinau, kas ten per mėsą, man atrodo, buvo galbūt kiaulienos, ten gabaliukai, nes, tokios mėsos aš tikrai nesuragausi ir ten tokie grinai gabaliukai, tokie įrantis dar gabaliukai, ta prasme, žiauriai skanu buvo. Bet net nepabaigėme su Nina, net negalėjom pabaigti, nes, tokia didelė porcija. Aš gomurį visą dar nusideginau, nes taip karšta buvo, bet tikrai žiauriai rekomenduoju.
Jeigu esate iš Hulo, nežinau, ar mane sako kas nors iš Hulo ar ne, bet jeigu esate iš mano miesto, gal kažkur jūsų mieste yra toksai restoranas Santis, itališkas restoranas. Taip, užsukit ir pabandykit lazaniją. Mane Nina prikalbėjo, sako, pasimk, tikrai labai patiks, tai žinok, tai žiauriai patiko. Visai norėjau kitokį patiekalą imtis, bet taip, džiaugiuosi, kad tą lazaniją pasiėmėm, nes žiauriai skani buvo, ta prasme, nerealiai. Ir dar mums atnešė to vyno karšto nemokamai atsigerti, nes visgi šventinis toksai laikotarpis dabar, tai mačiau ten kiekvienam stalui nešė tą vyną tokį karštą, labai labai skanu buvo, bet aš jo viso net negeriau, kelis gurkšnius išgeriau. Kelis gurkšnius tik tai išgeriau ir man, žinokite, užteko. Dabar sėdėsiu, įsijungsiu filmą, taip, praleisiu savo penktadienį, kiek dabar valandų, dar net nėra 7. Tai va, sėdėsiu ir žiūrėsiu filmus, nes daugiau tai kažkaip neturiu jokių planų. Nieko nelabai noriu kažką veikti, tvarkytis tikrai nieko nenoriu, jau prisitvarkiau. Reikia pasižiūrėti gal kažkokį kalėdinį filmą. Ir manau, su jumis atsisveikinsiu čia, nežinau, gali būti labai trumpas vlogmas šitas, bet sakau, daugiau jokių planų neturiu. Būsiu namuose, žiūrėsiu filmus, kažką gaminti tikrai negaminsiu, nieko daugiau namuose ir nebeveiksiu, nes jau yra vakaras. Tai tiesiog įsijungsiu Netflixą, žiūrėsiu filmą kažkokį. Tai va, jums labai dėkoju, kad žiūrėjote šiandieną, buvote su manim ir susitiksime rytoj. Iki.